Pirmą kartą Gedimino prospekte, visame Gedimino prospekte vyks įvairūs renginiai, parodos. Renginiuose labai daug skiriame dėmesio šeimoms ir vaikams. Ir vaikų piešinių paroda, kurioje bus apie 8000 vaikų piešinių laisvės tema. Ir taip pat bus sporto renginių, todėl kviečiame pirmiausia šeimas su vaikais ateiti ir pasivaikščioti Gedimino prospektu ir dalyvauti renginiuose ir taip prasmingai pažymėti mūsų nepriklausomybės atkūrimo dieną. Nuo profesionalios fotografijos iki moksleivių piešinių, nuo profesionalių meno kolektyvų iki mėgėjiško meno ir moksleivių scenos. Nepriklausomybė tai yra visų pirma atsakomybė. Mes esame visų pirma turintis labai gerą pradą ir turintis be galo gražią ir iš tiesų turėčiau pasakyti rimtą istoriją. To dalyko mes tikrai neturim pamiršti, o visą tai mums duoda genai ir tai reiškia, kad mes šiai dienai iš tiesų nesame nei kiek prastesni, o daugelį atvejų iš tiesų net ir geresni. Tai natūralu, kad ši paroda, manyčiau, labai tinka ir sutampa būtent minint kovo 11 dieną ir tai, kad ta istorinė atmintis ir pasididžiavimas savo valstybė, savo tauta, savo pasiekimais, kuriuos turėjom, nes juos remiantis mes galim kurti ir taip pat didžiosios Lietuvos viziją arba ateitį savo kasdieniais darbais.